Latvių žvejai mėgėjai gaudyti menkių jau antrus metus traukia į Lietuvos pajūrį. Aplinkosaugininkai pro pirštus žiūri, kad atvykėliai tai daro net saugomoje teritorijoje. Kuo žūklė Lietuvoje patrauklesnė, domisi Ramunė Banzinė. Per tokias bangas retas žvejys mėgėjas lietuvis drįstų plaukti į jūrą guminę valtimi. Esą tokiu oru gaudyti menkių gali traukti tik ekstremalai. Šie vyrai iš Latvijos sostinės. O pas jūs čia vietos gražesnės ir menkių daugiau čia. Latviai skundžiasi, kad jų įstatymai te leidžia sugauti 5 menkės ir ne mažesnės nei 30 cm. Lietuvoje įsigijus leidimą žūklei iš jūros galima traukti net iki 15 kg. Padedamos draugų 4 latvių valtis įveikė priekrantės bangas. Šie vyrai išplaukti į jūrą mėginę jau 2 kart nepraranda optimizmo. Bando ir 3 sykį. Ir vėl nesėkmingai. Kelias meškerės priekrantėje nuskandinę Latviai priversti draugų laukti krante. Nepavyksta išplaukti, banga užlieja valtį, valtis pilna vandens ir viskas. Jeigu iki pat valties kraštų pilna vandens, ką daryti? Vėl į krantą vandenį semti. 3 kart bandėm, tai dabar ilsėsimės. Žiūrėjom Lietuvos meteorologų prognozes. Vėjas turėjo būti palankus, na ir nusprendėm atvažiuoti. Ar dar bandysit? Šiandien jau turbūt nebe. Pajūrio regioninio parko darbuotojai sako, kad mūsų pajūryje žvejų mėgėjų iš Latvijos sulaukiama jau 2 metus. Ir tai esą gerai, ypač vietos verslininkams. Privažiavimo trūksta prie jūros žmonėm. Ir likimo ironija, tačiau privažiavimai, kur leidžiam išvažiuoti, yra tik saugomai teritorijoje, Pajūrio regioniniame parke oficialūs. Kitur dar vienas kitas yra, bet taip masiškai neišpopuliarinti ir neveikia. Skatinant mėgėjų žūklę, žvejams įrengtos kelios vietos, kurie gali privažiuoti su priekabomis ir nuleisti valtis. Kai kurie lietuviai teigia negailintis latviams žuvų. Sako patys būriais traukiantys į kaimyninę šalį stintauti. Specialistai sako, kad pažvejoti į Lietuvos pajūrį suvažiuoja ir nemažai Lenkų. Ramunė Banzinė, Vilius Mačiulaitis.